Sveiki dar kartą, reiškia, esu Žydrūnas Sadauskas, atstovauju interneto marketingo laboratoriją, kurios veiklą sudaro, reiškia, marketingo strategijų rengimas, priežiūra, marketingo gamyba turi minį tinklapių gamybą ir panašiai. Visą tai, kas, reiškia, reikalinga sėkmingai marketingo strategijai, visos tos sudėtinės dalis yra daromos taip pačioje marketingo laboratorijoje. Tai tiek bus spamo iš mano pusės. Šiandieną norėčiau pakalbėti, reiškia, apie socialinių tinklų marketingą. Tai kaip ir darė Martynas, reiškia, taip pat dabar ir aš. Stengsimės, kad tai būtų praktinė ta nauda, bus pakankamai daug tokios informacijos, kuri labai tiksli ir kuri reikalinga sėkmingai marketingo strategijai. Kalbu ne kaip teoretikas, pats turiu sukūręs labai daug socialinių tų vadinamų grupių, vienos iš jų sėkmingesnės, kitos mažiau. Viskam yra savos priežastys, parodysiu, sakysim, savo sėkmingiausius projektus, papasakosiu, kokiu principu tai buvo daryta, kokios strategijos buvo pasirinktas. Ir, reiškia, kokios priežastys nulėmė vienokią ar kitokią, reiškia, krypties keitimą arba judėjimą. Pradžiai trumpai apie patį, reiškia, principą, tai yra socialumas tarp mūsų visų žmonių. Tai buvo nuo pat pirmykštės bendruomenės, tai buvo, kai mes jungiamės į kaimus, tai buvo, reiškia, atsiradus miestams ir panašiai. Niekas iš principo nepasikeitė. Tik tiek, kad, reiškia, atsirado internetas ir jos sklaida yra pakankamai didelė. Tai visa tai, kas, reiškia, buvo iki tol, kaip socialinis bendravimas, dabar didžioji dalis persikelia į tą patį internetą. Gal yra salė žmonių, kas neturit pašto elektroninio? Visi praktiškai. Durnas klausimas, jo. Tai va, ta prasme, čia jau tie pirmieji elementai, kas reiškia palengvina tą patį bendravimą, kas yra to socialinio bendravimo dalis, kas leidžia, reiškia, mums susisiekti, sakysim, su tais kontaktais arba tais, reiškia, mūsų draugais, šeimos nariais ir panašiai, kurie yra truputėlį toliau. Internetas tiesiog, reiškia, adaptavo tai, kas buvo kasdienybė ir jisai sukūrė, sakysim, daugelį platformų, kurios sujungia žmonės pagal jų interesų grupės. Galime eiti nuo pačių mažiausių, reiškia, nišinių, ten bus, nežinau, ten kažkoks tai gyvūnų mylėtojų, gyvūnų iškamšų nešiotojų ant galvos būrelis, tada esu matęs ir iki tokių bendrinių, kaip tas pats Facebookas ir panašiai. Ne, tikrai yra labai keistų grupių. Pats nekeičiausias, bet ta prasme įdomiausias mano galva buvo, yra CŽV, taip ta vadinama, reiškia, Centrinė žvalgybos valdyba, jie turi savo socialinį portalą, į kurį narystė, reiškia, yra tokia uždara, sakysim, yra kviečiama, bet ten jie dalinas tą informaciją, kas ką nušoja Prancūzijoje ir panašiai. Patekti bet kas negali, bet yra pakankamai specializuotas kaip socialinis portalas ir manau, kad jie turi savo naudą ir savus tikslus. Tai va, tai dabar pradžiai, reiškia, pakalbėsime apie socialinių portalų tipus. Tai nėra tiesiog vardan tos, reiškia, statistikos, tai yra, reiškia, svarbu, formuojant jūsų socialinę įmonės arba, reiškia, asmeninę strategiją. Nes nuo tipažo, ta prasme, priklauso, kokią kryptį jūs turite pasirinkti, ta prasme, ir kokie yra apribojimai tam pačiam turiniui, sakysim, ir tam pačiom galimybėm, ką jūs galite daryti, reiškia, tose socialiniuose portaluose. Tai patys didžiausi arba galbūt populiariausi, tai yra pažinčių portalai. Jose pakankamai yra sudėtinga, reiškia, marketingo priemonių taikymas. Paimkim tą lietuvišką analogą, ten tą patį OneLT. Gali ten spaminti tiesiog, aš žinau pavyzdžių, ten keletą partijos narių, sakysim, bandė pritraukti daugiau, reiškia, tų visų rėmėjų partijos per tos pačius OneLT ir panašiai. Pavyko, bet buvo tam tikri apribojimai, ta prasme, ką tu gali judėti, sakysim, formuodamas tas pačias grupės. Yra draugas LT, tai ten jūs galite, sakysim, teko matyti sekso žaislų parduotuvės. Reiškia, reklamą, tai buvo sukurtas asmeninis profilis, kuriame ir buvo parašyta, reiškia, daiva, ten sexshops.lt ir panašiai. Nežinau, kiek tai veikia, ta prasme, neturiu statistikos, bet man pačiam tai atrodytų pakankamai toks, sakysim, partizaninis brūkšnys primityvus būdas, reiškia, reklamuoti kažkokį tai prekinį ženklą. Bet tie visi portalai, reiškia, teikia tokias galimybės kaip tiesioginė reklama. Nueikite tą patį OneLT, dabar ir matot, kairiai vyksta diskoteka, dešiniai diskoteka, pačioje bėganti eilutė ir panašiai. Tai prasme, ten tas vartotojas yra pakankamai prievartaujamas, reiškia, ta priverstinė reklama. Kas jums, kaip įmoniai, arba kaip, reiškia, kažkokia tai organizacija, kuri turi tam tikrų tikslų, reiškia, įsireklamuoti tose portaluose, suteikia pakankamai gražias galimybės. Ir tie, reiškia, pažinčių, jie kom dar skanus, vadinkim taip, kad jie turi būtent tą tikslinę grupę, kuri galbūt atitinka jūsų prekinį ženklą, reiškia, ir yra reikalinga jūsų įmonės strategijai. Sekantis dalykas yra verslo. Čia jau verslas verslui, ta prasme, tie segmentai, kurie, sakysim, užsiima daugiau verslu. Jie reikalingi, reiškia, būtent verslo tai strategijai, tai galbūt nebus tas tiesioginis spamas, kaip kalbu apie kiekį, reiškia, tose socialiniuose portaluose, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad jūs turite kažkokias tai paslaugas, kurias teikiat verslas verslui, tai yra pakankamai, sakykime, skanus ir reikalingi portalai, kuriuose jūs galite vykdyti tam tikrą strategiją, reiškia, susijusią su jūsų įmonės veikla. Lietuviškas atitikmuo, pros.lt, aš jį vadinu santabarbara.lt. Problema kokia, reiškia, tie, kurie darė, kažko tai nedadarė. Ir ten, reiškia, nueini kartą į savaitę, parašai kažką, tai ateini už mėnesio, niekas nepasikeitė. Kodėl Santa Barbara? Tai dėl to, kad jeigu žiūrėjot Santa Barbara, pažiūri vieną seriją, už mėnesio grįžti, pažiūri antrą, niekas nepasikeitė.
ta kaip mėgoju su tuo pačiu, tai tebe miega, ta prasme, tai toks kažkuria prasme. Labai nevykęs kokybinė prasme, aš ten turiu 2 ar 3 grupės, e-komercijos profesionalų grupė yra sukurta, nebuvo ne vieno užsakovo, ką be parašau, visi sako, tu čia pavogiai, tu čia negeras ir panašiai ir panašiai. Ten tikrai lietuviai, reiškia, kuriems nepavyko Delfyje su komentarais, jie viską ateina čia. Garbingai sakau iš savo patirties, ta prasme, nežinau, gal jūsų atveju veikia, bet mano tai nesuveikia. Galbūt aš per daug agresyvus, ta prasme, savo marketingą, bet tai nesuveikia. Yra skanesnis portalas, jisai vadinasi linkedin.com. Kaip nebūtų keista, ta prasme, jis yra angliškas, amerikietiškas portalas, bet labai didelė lietuvių grupė yra, net turim šiai dienai statistikos, bet mano paskaičiavimas, tai sakau, kalbam apie kažkur 15-20 tūkstančių, reiškia. Būtent segmentuota, reiškia, verslo atstovų yra tenais. Įsiveskit žodį Lithuania, ta prasme, kai ieškot grupių, pamatysit, yra labai didelis skaičius grupių, reiškia, kurios yra būtent Lithuanian Contacts net, ten pakankamai daug. Va, tai pakankamai toks labai kokybiškas, reiškia. Bet kaip ir minėjau, portalo profilis, ta prasme, arba į tai, ką jisai orientuojas, apsprendžia ir jūsų strategiją. Tai ten tie tradiciniai dalykai, kurie, reiškia, bus vienam kanale, nebus visiškai priimtini čia. Ten bendravimo manieros yra truputėlį kitokios. Aš ten išbandžiau ir tą tiesioginį spamą, kurį taiko, sakysim, tie patys amerikiečiai, vakariečiai. Nelabai veiksmingas, lietuviai labai kuklūs žmonės. Daugmaž, jeigu tu spamini, tai tu ten nebeparduodi, bet perparduodi. Tai va, tai ta prasme, jie labai sunkiai reaguoja. Bet kuo mažiau ten rašai, to daugiau naudos gauni. Kaip keistai neskambėtų. Bet aš, sakysim, turiu vakarų praktiką, kur ten truputėlį kitaip, bet kai tai daro visi, galbūt tam bendram kontekste, ta prasme, tu esi normalus. Bet kai niekas to nedaro, tu vienas tai darai, tai prasme, gaunasi, kad tu išsišokai iš to, reiškia, konteksto. Apie tas tokias vidinės ir gilesnės, reiškia, pakalbėsim truputėlį vėliau. Dar skanus portalai marketinginė prasme, tai yra interesų socialiniai portalai. Kalbant apie interesų socialinius portalus, aš radau tokį, reiškia, įsivedžiau automobilistų, ten kažkoks klubas ir panašiai. Labai nevykęs portalas, yra tiesiog ant kažkokios nemokamos platformos ir panašiai, bet jos skanumas yra kame. Paimkim gyvą pavyzdį, reiškia, kur dujų įranga montuojama Kaune. Turim 351 komentarą. Tai jeigu aš būčiau tas mažas garažas, kuris pardavinėja dujinės įrangas, aš manau, kad norėčiau turėti savo komentarą ten, nes ten yra ta tikslinė auditorija, 351 žmogus ieško dujinės įrangos Kaune. Va, tai ta prasme tie nišiniai, atsižvelgiant, reiškia, jūsų veiklą yra pakankamai tikslingi, reiškia, ir jie sutaupo to laiko, kad jums nereikia galbūt tam pačiam, reiškia, LinkedIn arba ten santabarbara.lt, reiškia, kažką tai tam burti ir bandyti sulaukti kažkokio tai atsakomojo veiksmo. Ne, aš pardavinėju dujinę įrangą, tai reiškia, mano interesai bus šitam, yra dar 2-3 portalai, kuriuos aš mačiau, reiškia, paieškos rezultatuose ir aš ten norėčiau būti. Tada aš gaunu tą visą tikslinę auditoriją, reiškia, kuri kalba būtent tik apie tai, kas yra reikalinga man. Kalbant apie tokias, sakysim, stambesnės kompanijas, tai galbūt reikalingi ir tie bendriniai, ir tie nišiniai, ir panašiai, ir panašiai. Važiuojam toliau, reiškia, mano mylimiausias interesų, kaip čia reiškia jį pavadinti, jo, pas mus čia yra interesų portalai, mano mylimiausias, turiu 8 sąskaitas, esu Marytė, Onutė, Aldutė ir panašiai, bet tai reikalinga mano klientams, ta prasme, aš nenaudoju savo veiklai, nes, pasakytai mamai, reiškia, daug maž smagu, kad tu esi ne iš čia, bet tau reikėtų interneto marketingo, tai tikrai nelabai... Tavo vaikui reikėtų svetainės, tai tikrai nesuveikia. Tikrai. Jo, bet yra užsakovai, kuriems to reikia. Ne apie tai kalba, veikia nuostabiai, įsiveskit bet ką, įsiveskit žuvyčių auginimas, pirmoje vietoje bus super mama. Kodėl? Reiškia, pakankamai yra sunkus portalas iš savo svorio ir jeigu ten mamos apie tai kalbėjo, tai dabar vėl grįžkime į tą pačią pusę, kad reiškia, įsivaizduokim, kad jūs pardavinėjate tos akvariumus. Susikūrėt sąskaitą, pasivadinat Aldutę ir, sakysim, pakalbėjot super mamoje apie nuostabų akvariumą, kurį jūs įsigėjote ten tokiai plakai parduotuvį, kuri yra jūsų. Super mama labai prisižiūri, panašiai, ten valo, reiškia, aš turėjau 8, bet dabar 4 uždarytos galbūt, tai visą laiką, ta prasme, yra vaikščiojimas ant ribos. Bet labai veiksminga, labai. Kaip po toks. Ir nes, kas yra esminis dalykas, reiškia, Marytė nežino, kad aš esu bičias su ūsais. Jinai galvoja, aš esu Aldutė, iš ten kažkokią viršulišką mikrorajoną. Ir, ta prasme, čia yra tas praeinamas, reiškia, vadinamas filtras. Filtras, kas yra filtras? Jeigu aš jums tiesiogiai siūlau kažkokią tai prekę, pas jūs iš karto bus atmetimo reakcija. Bet kai Aldutė siūlo Marytė, reiškia, ir jinai gyvena per 2 rajonus nuo tavęs, tada, reiškia, nėra to vadinamo pasipriešinimo tiesioginiai komercijai. Ir tada rezultatas yra žymiai didesnis. Tai vat vien dėl to tai yra vertinga. Bet kaip ir minėjau, čia yra juodos spamo technikos vadinamos, reiškia, tai galbūt nelabai rekomenduočiau, jeigu kalbėčiau oficialiai. Tik tiek, kad čia reiškia yra uždaras klubas, visi mes spaminam kažkur tai. Tai va, jeigu matot reikalą pagal savo veiklą, prašom. Aldučių ten tikrai nepritrūks. Važiuojam toliau. Yra dar tokie socialiniai portalai, kurie vadinasi paslaugų socialiniai portalai. Yra su jais irgi susijus specifinė, reiškia, marketingo specifika, ką iš jų galima daryti. Visi žino, tai yra Skype'as, ta prasme, visi jį naudojat. Skype'o socialumas yra tame, kad galima, reiškia, tarp tų pačių userių, sakysim, vienas su kitu galite kontaktuoti, galite, reiškia, bendrauti.
bet kaip iš marketinginės pusės, ta prasme, yra išnaudojamas Skype'as. Nežinau, ar matėt pigu.lt.